Atsigulkit ramiai. Ištieskit rankas, ištieskit kojas, ištieskit visą kūną. Palaiduokit visas mintis ir kvėpkit daug oro. Iškvėpkit. Kvėpuokit visą laiką tolygiai, kad iškvėpimas būtų šiek tiek ilgesnis negu įkvėpimas. Sutolyginam kvėpavimą. Ir įsivaizduojam, kaip norėtume gyventi. Pabandykim transformuoti šitą realybę į tokią realybę, kurią norėtume matyti mes. Šviesiai žmonės, tie, kurie atėjo būti laisvi į šį pasaulį. Įkvepiam ir vėl iškvepiam. Kolektyviškai įsivaizduokim, kaip žaliuoja mūsų miestai, kaip mes sodinam miestuose medžius, vaisius, daržovės. Netgi ant paprastų pastatų mes galime sodinti daržovės, taip, kad galėtume ir pavalgyti. Įsivaizduokime, kaip mes paimam visas technologijas ir jas įdarbinam. Saulės energiją, oro energiją, vandens energiją, vėjo energiją, tik geriems, kilmiems tikslams. Įsivaizduojam, kaip mes gyvenam bendruomenėse, kiekvienas bendruomenėse yra lyderis, kiekvienas turi savo talentų, kiekvienas žmogus, koks jis bebūtų, yra nuostabus ir gali kurti. Dalytis šitose bendruomenėse niekas neturi nei valdžios, nėra nei hierarchijų, nei kažkokių tai konkurencijų ir palyginimų. Kiekvienas žmogus yra ir mokinys, ir mokytojas tuo pačiu metu. Įsivaizduokit, kaip bėgioja vaikai ir visi laisvai kuria. Vieni dainuoja, kiti gali groti, kiti piešti, kiti dainuoti, kiti šokti, kiti mokytis kažkokių tai dalykų. Visi mokomės vienas iš kito. Matykit, kaip ateina prie mūsų gyvuliai ir mes tiesiog gebam atsiprašyti ir pasakyti, kaip mes neteisingai elgiamės. Kaip šalia mūsų guli tigras, kaip šalia mūsų eina dramblys ir tai yra visiškai natūralu. Mes galime gyventi tokioje harmonijoje, darnoje. Kodėl? Todėl, kad mes iš tos harmonijos ir darnos atėjome. Siela žino, siela prisimena, iš kur atėjo. Ir dėl to mes galim tą sukurti žemėje. Tai nėra labai sudėtinga. Tai yra labai paprasta. Bet kadangi mes susigrūdė miestuose, mums atrodo, kad mieste gyvenimas yra labai sunkus. Prie to mūsų nori pripratinti. Grįžkim į savo šviesą. Grįžkim į ten, iš kur atėjo. Kvėpkim orą. Ir iškvėpkim orą. Dabar pabandykite įsivaizduoti, netgi nepabandykite, padarykite tokį vaizdinį savo viduje, širdyje, kaip mes visi apsikabinam rankomis, susikabinam rankomis ir apkabinam visą didžiulę žemę. Didžiulę žemę, didžiulę visatą, visą visatą. Nesvarbu, kokios tos rasės. Kokios lyties, kiek tavo amžiaus, koks tavo amžiaus, kokią kalbą tu šneki, kaip šneki. Tiesiog užsikabini už rankos kito žmogaus, jauti šilumą ir meilę ir apkabini visą pasaulį. Nėra nei ribų, nėra nei laiko, nėra nei šitos erdvės. Yra tik tais begalinis suvokimas, begalinė sąmonė.
mes esame gėris ir meilė. Mes esame vienas. Ir tik tuomet mes galime padaryti pokyčius. Tik tokiu būdu. Įkvėpti ir iškvėpti. Įsivaizduokit, kaip miestuose važiuoja tik elektromobiliai. Ir tik naujos energijos laisvai kūrėsi. Yra švartėlis oras visur. Kiekvienas laisvai kvėpuoja. Įkvepia ir iškvepia. Daugiau nėra pačios konkurencijos. Toliau ir visokių temų, kurie atrodo yra tik laimė. Mes galime šitomis spalvomis visomis įvairiomis spalvomis nupiešti savo gražųjį pasaulį. Pasaulį, kur gera būti. Pasaulį, kur tu sėdi ant žolės ir svajoji, kuri dainuoji. Gali laisvai eiti ir bėgioti. Nepamirškit gerti vandens. Sportuoti. Palaikyti sveiką gyvenimo būdą. Sveikas mintis. Kontrastinius dušus. Laikykit savo bendravimo būseną sąmonę kiekvieną dieną. Ir tai lydi mūsų visus šviesa. Begalinė šviesa. Mes esame vienas nedalomas organizmas.